Sveiki. Okay. Mes to nedarysim vėl. Sveiki visi atvykę į mano video vlogą. Pažadėtas video, kaip aš einu į Frezų koncertą. Tai dabar mes ruošimės pabiškį, tai pasiruošiam. Nu, viskas, pabaigiam. Taigi, ką mes pasimsime, tai yra akiniai. Jeigu iš to žinote akinius, iš to žinote akinius. Jie yra žiūri rock'n'roll ir aš žiūri dievilu. Šiandien imsiu turbūt šį maišelį. Šitie pagaliau mes gavome tuos daiktus, kurį mums reikėjo. Tai yra pipe cleaners ir tos spalvos tamsiai žalios, kurią nubalsavo. Taigi... Mes net neturim daug tamsiai žalių, tai mes dabar turėsim pirkti dar ir dar dalykų. Toliau, ką mes pasimsime, tai yra mikrofoniukas. Aš turiu mikrofoniuką, kad jisai žinot koks. Rūžavės. Tuomet mūsų kitas dovanėlis, obviously. Pakrovėjas. Vazelinas. Ausinės. Kristalus. Ir aš manau, kad viskas. Okay, tai dabar atrodo kaip berniukas, nes susirišau plaukus, bet dabar einu pas Saulę. Ir kadangi pas ją yra mažas pusbrolis, tai paėmiau pusbroliui nostalgijos mūsų vaikystės, o man su Saulė paėmiau pusrelį. Kažin, kas tenai eina? I wonder who. Biškai taip. Tai va, mes pas Saulę. Ir dabar vat ką tik padarėm tokius miškiukus paratikso. Wow! Jie biški įvo. Čia kur sakėm, darysim tas gėlytės, pagalvojom plemba, nubahūram gėlytės. Na čia iš mano perspektyvos kažkaip tak, ne? Tai čia tie miškiukai tokie cute. Mes dabar galvojom padaryti daugiau jų tiesiog talentyvos. Kas čia dabar? Mes turime bananų žmoną. Mano gaminto bananų žmoną. Nežiūrį kepam. Okay, mes keliaujam. Who is this little guy? Iščiuvom to vargšiukų. Viskas gerai, čiuvas. Oi. Oi. Agresyvus, atsargiai. Mes matome mūsų didelę šikną. Mes prie Olimpo BLC esam, o ką? Aš irgi BLC. Kur? Sėdam prie BLC, kaip tikros centrinės. Aš tai dabar Frizam parašiau, kad mes jau netoliese. Oi, mašino. Aš biškai stresuoju. Akis. Aš norėjau pafeikinti kosulį, bet iš tikrųjų paspringau. Help! Kodėl tu skerdi? Aš nežinau. Aš jam net nepasakiau, kodėl mes anksčiau varom. Mes atsakingai už bilietus būsim. Jo. Tai va. Turime mūsų stešą. Padarysiu paruoštumą. Darom balonėlės. Labai sakiau. Jiems patiko. Jo. Tas yra svarbiausia, kad patiko. Mano rankos žiūriai drabo. Aš nežinau, kodėl mano rankos taip drabo. Aš nesuprantu, aš narkotikų nenaudojau. Ok, pala, man nereikėtų to sakyti. Bet tavai netikės. Ajo. Kas čia? Čia yra bilietai. Čia bilietai. Čia yra už 15 eurų apyrankės papirinės. Atsiminimai. Jo. Ir dar plus muzika. Jo. Dabar mes realiai labai dry pardavinėjimas, bet paskui žinau, kad džiauriai padaugės žmonių. Aš nežinau, ką aš čia darau. Mes tiesiog random prisijungim.
kaip apsu kamerą. Čia yra Saulė. Čia yra Ema. Ema labai graži. Labai Saulė graži. Ir Gerda graži. Irgi labai graži. Aš irgi graži. Vardą irgi neprisimenu. Gerda. Mokėjom 15 eurų. Mes tiesiog galim pasigrop. Ten. Ką tik įėjo Rojus. Rojus įėjo. Aš kalbu, kad tu pakalbėjai. Saulė, kaip visados saulėta. Aš nežinau, ką tai happen, bet aš labai laiminga, kad susipažinau su... Palauk, aš tau esu mano vardą. 3 raidės. Laiko. Ema? Tai. Ema! Čia yra Saulė. Nekels nei vieno to klipo, kai nufilmuosiu. Man patinka, kaip jūs tiesiog stovi. Ir jie dar taip sustoja, taip durnio tvorą, bet jo. Kaip tau koncertas? Apskritai, realiai net nežinau, kad čia būsi šiandien. Tai sužinau gal prieš kokias porą savaičių arba savaitę, kai tas vidury man pasiūlė. Tai va, atvariau į Kauną netikėtai ir jo, šiaip visai faina, kad tokiai vietai. Šiaip senai klausiau Ego mašinos, tai labai patiko vėl paklausyti gyvai, o Frizus pirmą kartą girdžiu, tai labai daug fainų dainų išgirdau, tai man atrodo atradau savo atradimą šį metą. Labai fainai. O kuris labiau patiko? Aš biški bias būsiu, Ego mašina. Suprantama. Kaip gyvenimas, ką žinai? Oi, va, čia per gilus komas. Matai, mano gyvenimas biški nukrito žemyn, ypač kai pamačiau, kad Gusto plaukai nukirpti, taip. Aš negaliu patikėti, kai jis mane taip apgavo, aš jaučiuosi išduotas, žinai. Bet šiaip tai viskas gerai, man šiaip labai fainas gyvenimas, bet apart to viskas labai tobulo. Bet jo, noriu padaryti savo shoutoutą, esu up and coming kūrėjas, mano kanalas čia, editinti, ne? Jo, į mano ranką. O, tau darbas man įdomesnis bus. Pasubscribinkit. Ir pasubscribinkit Emai. Ačiū, laikas, share, subscribas. Sveiki, čia Ema, grupė Friz ir mes ką tik pagrojom koncertą. Mums buvo labai smagu ir mes labai džiaugiamės, kad tu atėjai. Ir kad jūs atėjot. Kaunas valdo. Panevėžys, Kaunas, Alytus. Ačiū. Šnakuo apie koncertą. Antanai, koks užvakar buvo koncertas Kaune? Geras, geriausias, koks yra buvęs Kaune. Ar grįžtume į Kauną? Tikrai taip, galvojame, kad negrįšime, bet po šitą koncertą galvojame, kad grįšime. Kada maždaug galima tikėtis sekančio koncerto ir kada visi turėtų pasiruošti po 20 eurų už bilietą? Tai bus šalta. Tai kokį sausį arba gruodį? Gruodį. Va, kaip girdėjot, koncertas buvo užvakar. Vakar visą dieną aš montavau ir jo. Pirma, labai noriu padėkoti pačiom grupėm.
Frizams, Ego mašinai, noriu padėkoti Olimpo vasaros terasai, noriu padėkoti visiems jums, kad mane žiūrite ir ačiū tiem, kurie su manim susibendravo, nes jūs tikrai labai faini žmonės esat. Ir dar noriu padėkoti pačiom grupėm už nemokamą koncertą. Mes dirbom, bet tipo vis tiek labai faina. Ir už merčą. Tai čia yra Ego mašinos merčas. Žiauriai fire. Man asmeniškai žiauriai patinka. Tipo čia grinai yra mano toks vibas, tai labai good. Ir tada dėkoju Frizam už jų merčą. Pasiėmiau tokį juodą bliuskutę. Tai va, labai fun, labai fainai. Labai ačiū. Ačiū už nuotraukas visas, nes labai daug kas fotkino ir tiesiog labai dėkui. Ir ačiū tiesiog už visą pagalbą, kurią sulaukiau ne vien iš organizatorių ar iš grupės, bet ir iš mano saulytės ir mano visų draugų, kas filmavo ir kas man padėjo, kol aš dirbau. Tiesiog, ir ačiū jums, kad jūs mane žiūrite. Tiesiog, nežinau, labai sunku yra apibūdinti, kad neatrodytų toks cheesy ir tiesiog padėkojimas, bet aš tiesiog genuinely labai jums visiems dėkoju. Tiesiog jūs tokio vainė ir man pagaliau sugrįžau į tą momentą, kai man patinka montuoti. Man patinka va tokius video montuoti vien dėl to, nes aš gaunu iš jūsų kažkokį feedbacką, kad jums patinka ar kažkas tokio. Ir tiesiog, jo. Ir tie visi žmonės sutikti, jūs tokį fainę, aš negana. I cannot. Ta prasme, būkit tokie, kokie esate. Nes patikėkit, it's the best. Ta prasme. Gerai. Šiandien man tiek užteks. Labai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Myliu. Ir Saulė, bananų duona buvo fire. Iškepta.